Lietuvoje toliau verda aistros dėl italų režisieriaus Romeo Castelluccio spektaklio apie Dievo sūnaus veido koncepciją. Dar nemačius paties kūrinio, režisierius kaltinamas šventų dalykų išniekinimu, tikinčių įžeidimu, dvasinė pedofilija ir panašiai. Siūlyta spektaklį boikotuoti ar net visai uždrausti. Juo toliau, juo mažiau protestuotojus domina spektaklio turinys ir koks vaidmuo jame tenka per visą sceną iškilusiam Jėzaus veido atvaizdui. Krikščioniškosios minties puslapyje šiandien skaitysime paties režisieriaus laišką, kuriuo jis atsiliepia į kaltinimus kilusius spektaklį rodant Prancūzijoje. Kalba Mažoji studija. Šį vakarą nacionalinėme dramos teatre Sirenų festivalio programoje bus rodomas italų režisieriaus Romeo Castelluccio spektaklis apie Dievo sūnaus veido koncepciją. Tai kontroversiškas kūrinys, vakarų spaudoje sulaukęs ir liaupsių, ir skeptiškų vertinimų, o pernai rudenį Paryžiuje fundamentalių katalikų organizacija net mėgino sukliudyti jo pastatymą miesto teatre. Dar daugiau pasipiktinimo šūksnių dėl Castelluccio spektaklio šiomis dienomis kyla Lietuvoje. Pasiklausykime, kaip savo kritikams vakaruose yra atsakęs pats režisierius. Ši pjesė kyla iš kraštutinės ir itin gerbiamos Jėzaus veido vienatvės. Pjesėje siekiama nagrinėti, kaip sunku priimti ketvirtąjį Dievo įsakymą paraidžiui – gerbk savo tėvą ir motiną. Kad ir kokios aplinkybės, sūnus rūpinasi tėvu, kai šis nebesivaldo fiziškai, kai emociškai byra į šipulius. Sūnus nežino šio įsakymo, nepaisant to jis juo tiki. Giliai. Jis išsemia jį iki dugno, iki galo. Priima tai, kas regis yra vienintelis jam tėvo skirtas paveldas – jo ekskrementus. Kaip ir tėvas sūnus atsisako savo esaties, dvi žmogiškosios kenozės stovi priešais dieviškąją. Pjesė keliami grožio nykimo, pabaigos paslapties klausimai. Ekskrementai, kuriais išsiterlioja tėvas, yra žmogaus kankinystės, kaip galutinio ir tikrojo būvio metafora. Išmatos įkūnija kraštutinę kūrinio realybę, bet tai ir tėvo, ir sūnaus kasdienės galvos žodynas. Pjesė vaidinama Antonello de Mastnos nutapytos Salvator Mundi veido fone. Spektaklį sudaro labai paprasta veiksmų eiga, atskleidžianti, kaip sūnus bando apvalyti ir grąžinti orumą savo senam tėvui. Bet tuščiai. Jėzus, Salvator Mundi, pasaulio išganytojas, yra nebylus sūnaus nesėkmės liudininkas. Šiai pjesiai tikslingai parinktas Antonello paveikslas dėl to žvilgsnio, kurį jis suteikia nenusakomam Jėzaus veidui. Šis žvilgsnis geba pažvelgti į kiekvieno žiūrovo akis. Žiūrovai žiūri į sceną, bet juos pačius nuolat stebi veidas. Šie kryžminiai žvilgsniai verčia kiekvieną salėje suvokti save kaip žiūrinti. Žmogaus sūnus, apnuogintas žmonijos, dabar apnuogina mus. Šis Antonello portretas jau nebe tapybos darbas, tai veidrodis. Kai techninės sąlygos leidžia, šioje pjesėje suplanuotas vaikų grupės įsiveržimas. Iš kuprinių jie išsitraukia žaislinės granatas ir meta jas į portretą. Tai crescendo. Kiekvieną smūgį lydi garsus triukšmas. Sprogimams pasiekus viršūnę vienas balsas sušnibžda Jėzaus vardą. Tada kiti susibūrė į chorą kartodami šį vardą. Išryškėja giesmė. Tai Sisako, šiuolaikinio daugiausia sakralinę muziką rašančio estų kompozitoriaus Urmo Sisako choras Gloria Patri Omnis Una. Bombų smūgiai tampa jo vardo muzika. Šioje scenoje suaugusiai visai nedalyvauja. Tai nekaltieji prieš nekaltąjį. Smurtas lieka suaugusių veiksmuose, o vaikas siekia išsiblaškiusio tėvo dėmesio. Vaikas alksta, kaip sakoma 88 psalmėje, o Viešpatie, kodėl mane atstumė? Savo veidą, kodėl slėpi nuo manęs? Ši pjesė, kaip ir visas vakarų teatras, grindžiama problemiškų graikų tragedijos grožiu ir paklūsta toms pačioms taisyklėms. Ji yra antifrazinė, tai reiškia, kad pasitelkia išorinius ir smurtinius elementus priešingai reikšmiai perteikti. Čia smurtas homeopatiškai išreiškia žmogiško prisilietimo laukimą ir troškimą. Tuo pačiu būdu, kaip bučinys gali išreikšti išdavystę. Tai Atikos teatro tragedijos pamoka – atsitraukti atgal, pasidaryti nežmoniškam, kad geriau suprastum žmogišką įtrapumą. Ši pjesė atsiremia į šventuosius raštus – Koheleto ir Jobo knygas, psalmes bei evangelijas. Tai tragedija atsirėmusi į Bibliją. Pjesės pabaigoje rodomas per Kristaus veidą tekantis juodas rašalas. Tai ne žmogaus rankų darbas.
Visų šventųjų raštų rašalas regis staiga ima tirpti, atskleisdamas kitą ikoną, kuri perbraukia kiekvieną atvaizdą, už tai mums palikdama tuščią erdvę. Drobė plyšta kaip membrana, kaip sustingęs atvaizdas. Juodoje tuščioje erdvėje už portreto pasirodo švytinčios raidės, užrašytos už portreto: Tu mano ganytojas. Tai garsi 23 Dovydo psalmės eilutė. Biblijos tekstas išvarvino rašalą, kad iškiltų šviečiantis užrašas. Bet kai užsidega šviesos, vos įžiūrime pilkai užrašytą žodį ne. Taigi eilutę galima skaityti ir taip: Tu nesi mano ganytojas. Taip Dovydo psalmės eilutė įsipina abejonėse: ar tu esi, ar nesi mano ganytojas. Tai Jėzaus ant kryžiaus abejonė: Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kaip parašyta karaliaus Dovydo 22 psalmėje. Ši tampa, šis spraga pačioje psalmės eilutėje iškelia tikėjimo šerdį kaip abejonę, kaip šviesą. Tuo pat metu tai įprastas klausimas: būti ar nebūti. Ar veikiau būti ir nebūti. Ši pjesė yra šventvagiška, kaip ir kryžius yra romėnų šventvagystė. Ir kaip erškėčių vainikas yra romėnų šventvagystė. Ir kaip tas faktas, kad Jėzus buvo nuteistas dėl to, kad laikytas šventvagiu. Tiesą sakant, ir Dantė Pragaro poemoje padarė šventvagystę. Iki Nikėjos susirinkimo bizantiškoji krikščionybė Kristaus ikonų garbinimą laikė šventvagyste ir stabmeldyste. Galilėjų šventvagiškai teigė, kad žemė apvali. Žiūrėti, kaip kažkieno tėvas drabsto savo išmatas po namus, po virtuvę – tai šventvagystė. Violeta Osteikienė perskaitė režisieriaus Romeo Kastelučio laišką, kuriuo jis pristato savo kontroversiškai spektaklį apie Dievo Sūnaus veido koncepciją.